Tai sveiki. Iš tikrųjų buvo 2 puikūs pranešimai. Man labai malonu, kad šitoje puikioje skaitykloje jau mūsų susitikimai tampa tradiciniai ir aš tikiuosi, kad jie tęsis. Ir šiandien aš tikrai jūsų nevarginsiu skaidrėmis, todėl kad vakar turėjau mokymus teisėjam nuo 9 iki 6 ir esu labai pavargusi nuo skaidrių, todėl mano pranešimas bus tikras desertas. Aš kalbėsiu apie sudėtingus dalykus, bet labai lengvai ir labai paprastai. Taigi, atsimenate, kad pavasarį mes šitoje puikioje skaitykloje pristatėme genetikės prancūzės Aleksandros Kaude knygą Žaisti Dievą. Ir toje konferencijoje, apie kurią minėjo Rimas, būtent kaip tik autorė buvo ir mes su ją asmeniškai susipažinome. Tai yra be galo žavinga, be galo šilta moteris ir tai buvo tikrai neeilinis įvykis. Ir pavasarį, kai pristatinėjome Žaisti Dievą knygą, aš kalbėjau apie infodemiją, apie tuos visus gąsdinimus, kuriuos mes patyrėme ir patirime dabar karinės agresijos metu. Ir kalbėjau apie tą vadinamą infodemiją ir visus tuos cancelinimus ir panašiai. Šiandien mano pokalbis bus truputį lengvesnis, aš kalbėsiu apie meilę. Apie meilę pinigams. Ir būtent kaip ta meilė žlugdo mūsų žiniasklaidą ir atskleisiu labai paprastai jums visą tą mechanizmą, kurį galbūt jūs ir žinote, bet manau, kad kai kurie dalykai vis dėlto jums įstrigs. Taigi, pinigai savaime nėra blogai, juos galima mylėti, juos galima užsidirbti, jų galima turėti ir visi mes norime jų turėti. Ir tai, kad žiniasklaida užsidirba pinigus, tai yra normalu. Bet yra 2 tokie labai aiškus žiniasklaidos pinigų užsidirbimo būdai. Tai pirmas būdas - žiniasklaida užsidirba pinigus iš auditorijos. Tai yra iš savo klausytojų, skaitytojų, prenumeratorių, patreonų. Tai yra tų, kurie informaciją vartoja, nežinau, ar taip galima pasakyti, kurie reiškia iš auditorijos. Tai yra vienas būdas, baltas būdas, sakyčiau. Ta reiškia paprastoji meilė pinigams. Toliau yra antras būdas, kuomet įmonės, kurios nori kažką parduoti, pasiūlyti kažkokias tai paslaugas, jos perka reklamą. Tai yra taip pat baltoji meilė, geroji meilė, viskas tvarkoja, spauda užsidirba. Tiesa, mus skaitytojus kartais vargina tie baneriai, kada atsiverti tinklalapį ir tu tiesiog negali rasti informacijos, nes vien tik tai reklama. Tačiau toks pinigų užsidirbimo būdas taip pat yra ir tai yra žiniasklaidos gyvavimo šaltinis. Bet yra trečias būdas, kuris legalus. Bet vis dėlto aš jį pavadinsiu pilkuoju būdu. Nes būtent tas pinigų įgyjimo būdas, jis paveikia žiniasklaidos turinį. Jis išlaužia žiniasklaidai dantis. Jinai jau nėra sarginis šuo. Ji tampa priklausoma kaip nuo narkotiko, nuo tos meilės. Ir ta meilė pinigams, va būtent tiems pilkiesiems pinigams, ji keičia informacijos turinį. Va čia ir yra visa blogybė. Apie ką aš kalbu? Aš kalbu pirmiausia apie mūsų visų, tai yra mūsų mokesčių mokėtojų pinigus, kurie būtent per ministerijas, valstybės institucijas, per savivaldybės, viešųjų konkursų būdų legaliai, jie per viešųjų ryšių agentūras atsiranda būtent žiniasklaidoje, visuomenės informavimo priemonėse ir būtent jie moderuoja turinį. Ir būtent jie išlaužia žiniasklaidai dantis. Būtent jie nuasmenina žurnalistą ir paverčia, aš nežinau kaip jį pavadinti, kuo paverčia, influenceriu, nuomonės formuotojų, kaip ten dar, žinomais žmonėmis, kurie žinomi savo žinomumu,
kurie mums aiškina, kaip reikia gyventi. Va čia ir yra baisi problema. Bet klasika ką sako? Juk tokių išsireiškimų, tokių profesijų kaip nuomonės formuotojas visuomenės informavimo įstatyme nėra. Influencerių taip pat nėra tokios profesijos. Yra žurnalistas, viešosios informacijos rengėjas, skleidėjas, bet yra klasika. Ir klasika mums viską paaiškina. Tai yra paprasčiausia propaganda. Tai yra propagandistai, kurie atitinkamai formuoja, kurie atitinkamai moderuoja, kurie atitinkamai nutyli dalį informacijos ir ją pateikia tokią, kokios reikia. Kodėl šita legali veikla, kuomet valstybės institucijos pinigais per viešųjų ryšių agentūras maitina žiniasklaidą, kodėl tai yra ydinga? Asmeninėme gyvenime mes galime elgtis taip, kaip norim. Mes esame savyje laisvi. Bet kai mes kalbame apie socialinę kokią nors struktūrą, turime atsiminti vieną dalyką. Bet kuri socialinio gyvenimo sritis, jinai yra ant tam tikro pagrindo, turi būti tam tikros taisyklės. Na, tarkim, turim teisinę valstybę. Kas yra svarbiausia teisiniai valstybei? Kad yra teisės viršenybė, kad prieš įstatymą visi mes esame lygus. Ir jūs įsivaizduokite, kada valstybei atsiranda dvigubų standartų sistema, kada viskas galima Jupiteriui, bet tai negalima jaučiui. Arba anot Orvelo, visos kiaulės lygios, bet yra kiaulių, kurios yra lygesnės. Tada mes turime jau teisinę valstybę tik ant popieriaus. Visa sistema praktiškai griūva. Mes turime kreivų veidrodžių karalystę. Arba įsivaizduokime situaciją, kada prezidentas, jis prisiekia ant konstitucijos, kad jis bus lygus visiems. O paskui vieną dieną jis pareiškia, taip, bet tos partijos nariai negalės būti ministrais. Tokioje situacijoje vėl sistema sugriuvo. Ir kaip ta sistema atrodo, teisinė valstybė buvo ir konstitucija gražiai atrodė ir tarybiniai tikroviai, bet mes virtuvėje kalbėdavome visai ką kitą. Tai va, tai visuomenės informavimo procesuose, visuomenės informavimo srityje, tas pagrindas, ant kurio laikosi visas namas, jeigu taip galima pasakyti, visuomenės informavimas visas laikosi, yra visuomenės informavimo principai. Čia jie yra ne mano sugalvoti, jie yra įrašyti visuomenės informavimo įstatyme, konkrečiame straipsnėje. Ir pagrindinis visuomenės informavimo principas yra tai, kad informacija žiniasklaidos priemonėse turi būti pateikiama tiksliai, teisingai ir nešališkai. Kaip jums atrodo? Apie ką aš kalbu? Aš kalbu fantazijas. Ir todėl šiandien aš niekaip negaliu pabaigti savo žiniasklaidos teisės vadovėlio, todėl kad aš sakau, Liudvika, kuo tu čia užsiimi? Taigi tai yra fantazijos, taip nėra. Va čia ir yra mūsų didžioji problema. Dabar kaip visą tai atsitiko? Jūs suprantat, kadangi aš nuo pat savo gyvenimo pradžios esu advokatė, nuo pat jaunystės ir daug labai bylų turėjau su žiniasklaida, tai aš tą degradavimą mačiau po truputį. Bet labai puikiai atsimenu, kad iki 2010 metų, maždaug spalio mėnesio, mes turėjome visuomenės informavimo įstatyme tokią konkrečią nuorodą, kad tuomet, kai užsakovas, reiškia, perka informaciją, tai yra sumoka ir užsako tam tikrą straipsnį, tam tikrą laidą, turi būti nurodoma, kas yra užsakovas tokios informacijos ir užsakymo numeris. Iš pradžių buvo taip. Po to kažkaip tai buvo numuilinta ir būdavo tik tai rašoma laikraščio užs ir numeris. Na, mes, kas esame toj srity, žinojame, ką tas reiškia užs ir numeris, bet žmonėm buvo, na, kaip ir daug kas net nesuprato, ką reiškia tos 3 raidelės, taškas ir numeris. Dabar neliko net ir to. Ir iš tikrųjų dabar tu nežinai, tu skaitai
straipsnį, tu matai laidą, tu matai, kaip yra parenkami pašnekovai, tu matai, kaip užduodami klausimai, tu matai, kaip pabaigiama laida, tu matai visą tą manipuliavimo informaciją procesą ir tu nieko negali padaryti, viso zakonna, kaip sakydavo rusai, todėl, kad, yra paprasčiausia vieši pirkimai, yra perkamos komunikacinės paslaugos, per viešųjų ryšių agentūras yra komunikuojama. Ir kodėl tai yra blogai? Kodėl aš taip sakau, kad tai yra blogai? Pirmiausia, tai yra blogai, kad tokioj situacijoje mes gauname ne tai, kad nešviežią produktą, mes gauname dvokiantį produktą, todėl kad jis yra sukonstruojamas, sumanipuliuojamas ir matome, kad BBC vien tik tai už sujungimą dviejų kalbų, kokios pasekmės iškart atsistatė vadovai šios televizijos kampanijos. O kaip yra manipuliuojama informacija pas mus. Aš šiandien nekalbėsiu apie visuomeninį transliuotoją. Ir tai atleidžia Dievas tiems Seimo nariams, kurie šiandien irgi nekalbėjo, kai buvo pristatinėjama ta nevadinamas normalus auditas, finansinis auditas ir kai kalbėjau Monika Garbačiauskaitė. Aš nekalbėsiu šiandien apie LRT. Aš tik tai pasakysiu mano didžiai gerbiamo profesoriaus Jokubaičio žodžius, Alvydo Jokubaičio. LRT nekritikuosiu, nes tai yra jau beviltiška. Tai tik pacituosiu profesorių. Dabar grįžtant prie užsakomosios tos vadinamos informacijos. Kągi daryti? Visada. Čia jau mano yra tokia bėda. Aš kaip tas, kas ten Marksas ar kas klausimą tą kėlė, ką daryti. Tai man visada, kai aš skaitau kažkokį pranešimą, man visada norisi, ką daryti, nes kiek tu gali kritikuoti, kiek tu gali baksnuoti pirštu, tai norisi pasakyti, o kągi daryti. Tai va, kadangi yra du valdantieji, tai tie valdantieji turėtų, kaip taip sakant, savo potenciją įrodyti, kiek jie gali valdyti. Va, tai aš turiu jums, ponai Aidai ir ponas Rimai Jonai, turiu jums labai gražų pasiūlymą. Kai jūs svarstysit biudžetą ir jūs žinot, biudžete visi traukia paklodę ant savęs, kaip ten gauti kokiai nors savo mokyklai pinigų ar savo rinkėjams ir panašiai, ir pinigų visada trūksta. Tai yra toks nuostabus, fantastiškas būdas tų pinigų gauti. Kai nieko iš esmės nereikia daryti, tik tai reikia turėti stuburą. Daugiau nieko nereikia daryti, todėl kad pinigai, kaip sakė Sekundės bankas, pinigų yra. Tai va, tai pinigų yra. Tai va, jeigu jūs pasiūlytumėte paprasčiausiai įvesti moratoriumą komunikacijos paslaugoms, būtent valstybės institucijų, ministerijoms, savivaldybėm. Tai va, moratoriumą. Tik tai moratoriumą neišleisti nei vieno cento komunikaciniam paslaugom. Kas atsitiks? Žinoma, iš pradžių, viešųjų ryšių agentūros, tai čia jūs plėšys į gabalus. Žiniasklaida supyks iš pradžių, bet po kiek laiko aš manau, kad jinai jums padėkos. Todėl, kad pirmiausia, jūs išgelbėsite, jau sakyčiau, net ne mirštančią, o numirusią žurnalistiką. Galbūt jūs prikelsit ją, gal atsiras normali pas mus žurnalistika, nes žurnalistas, čia dabar aš parafrazuoju, mano galva skamba išdidžiai, tai yra garbinga profesija, toli gražu netokia, kokia yra dabar. Antras dalykas, jūs sutaupysit ne tūkstančius ir net ne milijonus, o dešimtis, galbūt net šimtus milijonų. Todėl, kad mastai šitos užsakomosios informacijos yra neregėti, negirdėti ir tikrai dideli. Ir per COVID aš čia, kai anksčiau dariau pranešimus su Sveikatos teisės institutu, aš ten turėjau lentelę, pateikiau skaičius, tai tikrai skaičiai buvo labai įspūdingi. Tai va, bet svarbiausia,
bet svarbiausia, kad galbūt mūsų visuomenės informavimas turės galimybę atgauti būtent tą savo pirmapradę padėtį ir būtent atgauti tą principą, kad informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir bešališkai. Tai kaip matote, aš su šitu desertu ilgai neužtrukau, aš jūsų nenuvarginau, o dabar manau, kad mes tikriausiai galėsime padiskutuoti.